Žiema šiemet lepina poledinės žūklės mėgėjus. O, istoris va, pasižiūrėkit, per ranką. Tai gal čia kokių 13 cm. Kad žvejyba šiuo metu saugi, patvirtina ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovė. Šalčiai labai dideli, seniai nematyti ir jau ilgokai tie šalčiai, tai ledas tikrai jau yra tvirtas, jau yra storas. Vieną žmogų išlaiko ledas virš 7 cm turėtų būti storio, jeigu grupė žmonių virš 12 cm. Ketvirtą kartą šiais metais ant ledo lipantis Ivaras pasakoja. Buvo 4 cm, kai pirmas įk buvom užlipę. Atsistojom dviese šalia, laiką ko puikiausiai. Na, aišku, yra properšų, bet reikia atsargiai, ypač upėse. Čia tai ką, kur nėra vandens nutekėjimo kokio, tai nėra baisu. Vilma Vaiginytė džiaugiasi, kad nelaimingų atvejų ant ledo vis mažiau. Pastaruosius keletą metų, bent jau iš pačių populiariausių žvejybos vietų, ten Ekrano marių, sakysim, kur daugiausia žvejų būna ar ne ant ledo, tai tikrai ugniagesiams neteko jų gelbėti. Tai galim sakyti, kad tikrai bent jau Panevėžio krašto žvejai žino reikalavimus, yra pasiruošę. Be apsaugos priemonių nė žingsnio. Va. Kas čia yra? Jeigu inspekcija pagautų be jų, nu čia yra, kaip pasakyti, kabliai. Jeigu pasineri, kad užsispirt ir išlipti iš eketės. Tad daugiau nieko. Ir laikot visada ant kaklo, ne kišenės? Ne, tik tais ant kaklo. Tai tas pats kišenėse kaip ir namuose, kad būtų. Šiaip pavasarį deduosi dar neskęstančią liemenę. Būtinai. Važiuoju Kupiškį, tai ten įsidedi, nes būna kartais gali lūžti, liemenė daug ką išgelbėjo. Žvejys Ivaras sako, jaunystėje teko įlūžti kartą, bet tai nuo šio hobio net baidė. Tai įlūžau pakrašty. Nereikia, kaip sakant, kablių išlipau. Ką, įsimaudžiau, įsigrėžiau ir vėl žvejauju. Pirmiausia, žmogų apima didžiulė panika, tai reiktų kiek įmanoma stengtis elgtis protingai, racionaliai, nepasiduoti panikai ir nesimaskatuoti be reikalo tame vandenyje ar nepriplaukti prie to krašto, kurį lūžo. Tiesiog stengtis kuo plačiau ištiesti rankas, kad būtų didesnis atramos plotas ir jeigu ledas lūžta toliau, tai tiesiog dar tolyn plaukti, kuris yra tvirtesnis. Na ir po truputuką nesistoti kojom ant to ledo, bet tiesiog išliaužti visų kūnų ir bandyti nusiridenti toli, nes iš tiesų daug žmonių lūžta, bet jie sėkmingai išsigelbėja. Kartais pagalbos ranką tenka ištiesti kitam, bet ir tai daryti reikia laikantis taisyklių. Kad nenukentėtų ir pats gelbėtojas, sakysim, tai reiktų paduoti kažkokią parankinę priemonę. Tai gali būti šaka, lazda, striukė, šalikas ir saugu būtų bent per kokius 3 metrus ištiesti tą daiktą kažkokį, kurį tas žmogus, kuris vandenyje įsikabintų ir aišku, gelbėtojui reiktų atsigulti ant ledo, kad jisai pats neįlūžtų ir tiesiog po truputį bandyti traukti į krantą, o jeigu jau žmogus mato, kad nesaugu gelbėti, tai skambinti telefonu 112. Gelbėt teka. Aha, kokia ten buvo? Su grąžtu pačiu, ant pilvo, kaip sakant, prišliauži ir padėjau žmogui. Žmogus neturėjo tų, kaip sakant, kablių. Jiem nikaip, nagais taigi neįsispirsi. Žvejys Vladas prognozuoja, kad sezonas nusimato ilgas. Oi, nusimato. Visa gerai, dar pašals, jei pasniks, tai iki kovo, iki balandžio mėnesio galima bus ant ledo užlipti, jeigu tai bus šalčiai tokie. Nors ledas šiuo metu tvirtas, specialistai primena, saugumo priemonės ir budrumas būtini.